Ne, čia tikrai nesantykiai, pleišto nepavyks, kaip sakant, padaryti, nors čia būtų atrakcija. Atrodo šiek tiek juokingai, bet aš suprantu jų politinio veikimo logiką, kad norisi būti populiariam. Iki šiol Šadžius apie mokesčius kalbėti vengė ne tik su žiniasklaida. Aš labai įdėmiai klausausi įvairių pasisakymų ir žiūriu į įvairią nutekėjusią informaciją. Kolegos kritikuoja, kad ir derybose finansų ministras pats nesugebėjo pasirodyti. Mes didžiai gerbimo ministro finansų, nei darbo grupėse, nei koalicijos taryboje, kalbant apie mokesčių pertvarką, nė kartų ir nematėme. Tai gal čia ta problema. Nei Skvernelio demokratai, nei Žemaitaičio aušriečiai 40 000 karteliai nepritarė, nori aukštesnės. Naujiena ypatingai grindys, nes buvo kalbama, kad grindys, tikrai jos turi būti ženkliai didesnės. Ministerija apie mokesčių reformą kalbėti delsė. Sakė, derina su partneriais, kad nebūtų taip, kaip ankstesniai valdžiai. Ir panašu vis tiek išėjo tas pats. Paviešinus palaikymo nėra, kaip ir laiko. Kad įstatymas įsigaliotų nuo kitų metų, jį priimti reikia per artimiausius 2 mėnesius. Kitaip, išaugus vertėms, gyventojai už nekilnojamąjį turtą mokės kosminius mokesčius. O Lietuva praras Europos komisijos įšaldytus 400 milijonų eurų. Reda Petrikaitė, Ligita Gorodničenko, Gediminas Uždavinys, Augustė Tonkutė. Gyventojų butuose vėsta radiatoriai. Didieji miestai, išskyrus Šiaulius, baigia šildymo sezoną. Šilumos tiekėjai skaičiuoja, kad šių metų šildymo sąskaitos 5–6% didesnės nei pernai. Priežastis – pakilusi šilumos kaina ir prie sąskaitos sugrąžintas 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tačiau kitąmet sąskaitos gali būti gerokai didesnės, nes Finansų ministerija planuoja šildymui taikyti nebe 9, o 21% PVM. Gabrielė Grigošaitytė tęsia. Gyventojai jau atvėrė langus, o kas gali ir prisukė radiatorius, mat šilumos butuose per akis. Kai namuose 20 laipsnių užtenka. Nuo vakar Kaunas, Alytus, o šiandien Vilnius, Klaipėda, Panevėžys užbaigė šildymo sezoną, atjungė centralizuotai tiekiamą šilumą, nes taip leidžia orai. Kelių savaičių pagal meteorologijos duomenis mes matome, kad temperatūra bus vidutinė paros tikrai didesnė negu 8 laipsniai. Tik Šiauliai dar šils, nes orų prognozės miestui rodo kitaip. Vis tiek dar tas oras yra nenuspėjamas, kartais būna ir dar tų šaltesnių, vėsesnių dienų, ar ne, jeigu tos dienos netokios saulėtos, tai galbūt ir gyventojų butai yra šiek tiek vėsesni. Radiatoriai atvės ne iš karto per kelias dienas, bet butų savininkai vis tiek džiaugiasi. Aišku, džiaugiamės. Mažiau mokėti reiks. Pernai anksčiau atjungė, tai buvo labai šalta. Man atrodo, viskas laiku. O tiksliau, šildymo sezonas Lietuvoje baigėsi anksčiau nei pernai, išskyrus Vilniuje, bet gyventojai iš to neišlošia. Kalba tai viena, bet šiaip tai nieks nekinta. Anot Šilumos tiekėjų asociacijos šį sezoną sąskaitos vidutiniškai augo 5–6% palyginti su praėjusiu sezonu. Nauji renovuoti pastatai vidutiniškai šiais metais mokėjo apie 33 eurus už tokį standartinį butą 60 kvadratinių metrų. Tuo tarpu tie prasčiausios kokybės namai, kainos ten išlaidos šildymui vidutiniškai per mėnesį siekia 120–130 eurų. Sąskaitos pakilo, nes vietoj 0 sugrįžo 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. O dar brango pati šiluma. Tarp šalies didmiesčių brangiausia šiluma buvo Kaune, o pigiausia Šiauliuose. Čia vidutinė šilumos kaina buvo daugiau nei centu mažesnė už Kauno. Į pastovėje šilumos kainos dedamąją buvo įtrauktos investicijos, kurios buvo darytos 2019–2022 metais. Tai buvo būtinos investicijos į nusidėvėjusi miesto šilumos tiekimo tinklą. Šiauliai neturi kažkokių konkurentų šilumos tiekime, ar ne? Mes esam tokie kaip ir vieninteliai šilumos tiekėjai Šiaulių mieste. Ir vėlgi tas pranašumas, jog didžioji dalis yra pagaminama šilumos iš biokuro. Ko laukti rudenį ir žiemą? Vieną sezoną pabaigę šilumininkai, ruoštis kitam dar nepradėjo. Kuro kaina sudaro net iki 80% galutinės šilumos energijos kainos. Jeigu nenutiks force majeure, neatsitiks kažkas tai tokio, ko mes negalim iš anksto numatyti, tai kažkokių esminių priežasčių, kodėl šilumos kaina kažkaip esmingai galėtų keistis, didėti ar mažėti, nėra. Tikėtina, kad dujų tikrai ateities sandorių nereiks, nes mes matome, kad mažėja šita dalis. O biokuro kainas vertiname, rinkas vertiname ir bus sprendimas tiesiog matomai neužilgo, bet dar šiek tiek anksti pasakyti. Jei brangs ne kuras, tai gali didėti PVM.
Finansų ministerija jau planuoja mokestį centriniam šildymui didinti nuo 9 iki 21%. Šilumininkai teigia, šildymas brangs. Žmonių pajamos labai smarkiai išaugo, tuo tarpu komunalinių paslaugų ir tame tarpe energijos kainos taip sparčiai neaugo. Lems galutinė šilumos kaina, kuri bus panaudojama mėnesinių sąskaitų formavimui. Tai tiesiogiai tiek ir pabrangs. Kieno pajamos mažos, ministras siūlo plėsti šildymo kompensacijas, atlaidžiau žiūrėti gyventojų turtą arba pajamas. Ta sąlyga, kad jo banko sąskaitose neturėtų bendroji sumoje būti daugiau kaip 8 000 eurų, yra atgyvenęs kriterijus. Ir manau, kad tuos kriterijus, socialinės paramos skirimo kriterijus, reikia labai smarkiai praplėsti. Vilniaus savivaldybė sako, kad dėl prikaupto turto gyventojai šiemet šildymo kompensacijų prašė vangiau nei pernai. Šiemet mes gavome virš 39 000 prašymų asmenų ir tai yra 20% mažiau lyginant su praėjusiu šildymo sezonu. Sostinėje 5% sumažėjo ir pati kompensacijos suma. Gabrielė Grigaušaitytė, Ieva Vyraitė, Remigijus Pakėnas, Alius Koroliovas. Dėl planuojamų kelti mokesčių daliai dirbančiųjų gali mažėti algos. Finansų ministerija siūlo naują maksimalų gyventojų pajamų mokestį. Tikėtina, kad labiausiai jį pajustų aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Ekonomistas prognozuoja sumaištį, nes dalis darbdavių atlyginimus kelia rudenį arba pavasarį, tad kuriam laikotarpiui algos dėl mokesčio gali net sumažėti. Domantė Slavinskaitė praneša, kad darbuotojai gali prarasti ir geidžiamą privilegiją – darbdavio apmokamą privatų sveikatos draudimą. Yra sakančių, kad po naujų mokesčių tokia motyvacinė priemonė išnyks kaip dūmas. Aš nebemoku tavim tikėti. Muzikantas Stanislavas Stavickis-Stano skaičiuoja, kiek kitąmet jam reikėtų sumokėti gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu būtų priimti nauji tarifai individualiai dirbantiems ir daugiau kaip 42 000 prieš mokesčius per metus uždirbantiems atlikėjams, tektų mokėti nebe 15, o 20% GPM tarifą. Jeigu tai yra darbo santykiai, viskas gerai, tu turi garantijas, turi užtikrintumą, bet jeigu tai yra individuali veikla, tu nieko neturi. Bet kurią akimirką tavo pajamos gali būti lygios nuliui. Finansų ministras kitiems metams siūlo 4 gyventojų pajamų mokesčio tarifus. Per metus gaunantys nuo 42 000 iki 76 000 pajamų mokėtų 20% GPM. Iki 126 000 metinių pajamų mokestis atskaitytų 25%. Uždirbantys iki 253 000 per metus sumokėtų 32% GPM. O uždirbantys dar daugiau mokėtų net 36%. Spėjama, kad tai kenktų ne tik menininkams, bet ir dideliems verslams, kvalifikuotiems darbuotojams. Vyriausybė ir finansų ministerija verslo neišgirdo. Mokesčiai kils gerokai daugiau, negu net buvo diskutuojama. Ir apie ekonomikos augimą, iš kurio buvo planuojama finansuoti gynybą, galime, aš manyčiau, užmiršti. Seimo pirmininkas sako, kad koalicija didžiausia mokesčio tarifui nepritarė. Apie tai diskusijos kažkurio metu buvo, bet kaip ir nebuvo pritarta koalicijos taryboje, tai atsirado. Iš aplinkos skriejant kritikos strėlėms, finansų ministras Šadžius naujose tarifuose blogio neižvelgia. Jis įsitikinęs, kad vidurinės klasės atstovai tarifo išaugimo nepajus. Žinoma, tie, kurie uždirba 25 000 per mėnesį eurų, jie šiokį tokį prieaugį pajus. Bet aš tikrai nemanau, kad tai būtų didžiulė našta, nepakeliama našta toms įmonėms, kurios šitos kvalifikuotus asmenis įdarbina. Bet darbdaviai sako, kad dėl didėjančių mokesčių kris Lietuvos verslo konkurencingumas. Aukštos kvalifikacijos specialistai verčiau dirbs užsienyje. Galvojant, iš esmės, kaip mes atrodom, net ir renkantis mūsų šalį arba turint verslą čionai ir lengvai turint galimybės persikelti kitą šalį, nes daug tokių aukštų technologijų įmonių yra negamybinės, o paslaugų. Tikėtis, kad mes pritrauksime aukštą pridėtinę vertę kuriančių specialistų, nebus galima tikėtis. Jų atlyginimai ne tik nebeaugtų, o galbūt net ir sumažėtų, prognozuoja ekonomistas. Daliai darbuotojų
atlyginimas gali sumažėti į rankas, jeigu jisai nebus pakeltas. O kad jis bus pakeltas, šiaip tikimybė nėra labai didelė, nes dažnai atlyginimai yra keliami tam tikrais periodais. Tačiau ministras ir čia didelių rizikų nemato. Aš būčiau skeptiškas atžvilgių tų, kurie sako kategoriškai, kad čia visi išvažiuos, šitas nunyks, anas sužlugs. Tikrai taip nebus. Kai kurie darbdaviai darbuotojų pritraukia, suteikdami jiems papildomą privatų sveikatos draudimą. Šadžius siūlo jį kaip ir kitas draudimo rūšis, išskyrus gyvybės, apmokestinti 10%. Jo mokestinė našta padidės apie 50%, 40-50%, nes tai yra gyventojų pajamų mokestis, tai yra sodra, tai yra 10% draudimo akcizas, tai tas produktas išnyks kaip dūmas. Mažai turbūt, kas darbdavių pajėgs toliau siūlyti tą sveikatos draudimą savo darbuotojams. Ministras atšauna, kad geriau investuoti į viešosios medicinos sektorių. Tai yra privatus draudimas. Kaip žinote, šita vyriausybė, jinai akcentuoja valstybinį sveikatos draudimą. Mokesčių pakeitimai turėtų būti patvirtinti iki birželio pabaigos. Domantė Slavinskaitė ir Ryšį Hardanov, Vilnius. Naftos kaina krenta, didmeninė degalų kaina taip pat, tačiau degalinėse, pasak vairuotojų, kainos gyvena atskirą gyvenimą. Ekspertai ir ekonomistai tai aiškina verslininkų gobšumu. Pastarieji tvirtina, kad kalti mokesčiai, o dėl pakeltų akcizų jau prarandami klientai. Žmonės ir verslas, taip pat užsienio vežėjai, jau pilasi degalus kaimynėse šalyse. Finansų ministras to nesureikšmina, pasak jo, mokesčių valstybė surenka net daugiau nei pernai. Vytautas Dumbliauskas praneša, kad ekonomistams finansų ministro žodžiais sunku patikėti. Naftos kainoms krentant, degalinių klientai sako to nejaučiantys. Ar jūs matot, kad krenta? Nekrenta? Kažkaip nežinau, žinokit, gal nelabai mažėja. Nepastebėjau, kad mažėtų. Dar labiau vairuotojų stebina, kad kainos degalinėse labai nepastovios. Jeigu aš čia žiūriu euras 55, ten euras 40. Tai kodėl taip yra? Kodėl manęs klausot? Ar taip turėtų būti? Tai aišku, kad negirdėjau, kad pinga, bet ne visi dar skuba pigyti. Pabrangyti skuba tik tai. Šokinėja tikrai jam, nes ryte mačiau, kad buvo mažesnė 4,8 kažkiek, o dabar 5,49. Didmeninės degalų kainos pastaruoju metu stabiliai krito. Per 2 savaitės tiek benzinas, tiek dyzelinas atpigo maždaug 10 centų. Ekspertai turi savo versiją, kodėl kainos degalinėse tokios nestabilios. Galbūt dėl tos mažesnės konkurencijos, dėl galbūt to velykinio periodo, artėjančio sezono, vasaros, atostogų, kai degalai, padidėja. Degalinių tinklai galbūt bando dar kažkiek užsidirbti daugiau atsargos. Ne tai, kad piknaudžiavimas, bet truputį yra šito dalyko. Jo visada bus. Verslas yra, jeigu tu gali pasimti papildomą eurą, kodėl tau jo nepasimti. Degalinių atstovai tikina, kad kainas lemia konkurencija, o ši tarp tinklų šiuo metu neva didelė. Vis dėlto, kad ir kokias kainas degalinės siūlytų, dėl Lietuvoje padidintų akcizų, pas kaimynus jos kur kas mažesnės. Paprasti gyventojai pradeda važinėti į kitas užsienio šalis, tai kas arčiausiai yra Latvija ir Lenkija. Ir iš ten pilasi savo degalus. Turim tokį pastebėjimą, kad ten degalus jau pilasi ir tam tikros įmonės, kurios yra arčiau pasienio. Pasak degalinių atstovo, pabrangę degalai kerta ir per mokesčių surinkimą. Akcizų už degalus po mokesčių pakelimo surinkama daug mažiau. Sausio mėnesį buvo konkreti ataskaita, kurią turėjom, tai buvo apie 10 milijonų eurų. Tai už sausį. Kažkas galbūt anksčiau užsiperka, kažkas atideda kažkokius pirkimo sprendimus. Tai vieno mėnesio duomenys akcizų surinkime jie statistiškai yra bereikšmiai. Nors Lietuvos degalinė sako, kad užsienio vežėjai degalus Lietuvoje nustojo pilti, finansų ministras to nesureikšmina. Pasak jo, jau buvo numatyta, kad dyzelino bus parduodama mažiau. Dyzelino suvartojimas, jis jau buvo suprognozuota pernai metais, kad jisai mažės, kadangi dyzelinas šiek tiek kenksmingesnis aplinkai negu benzinas. Tai tokiu būdu dyzelino akcizui buvo didesnis tarifas uždėtas, kuris žmonės skatintų pereiti prie kito kuro.
Tačiau kiek konkrečiai šiemet surinkta akcizų už degalus, daugiau ar mažiau nei pernai tuo pačiu metu, ministras pasakyti kol kas negali, dar nesuskaičiuota. Pirminiai duomenys rodo, kad mes renkame pajamas geriau negu planuota apskritai visas valstybės biudžeto pajamas. Tai akcizų surinkimas taip pat auga, kaip ir visų kitų mokesčių. Kuro kainos, mano supratimu, rinkoje normalizavosi. Ekonomistams tuo sunku patikėti. Sausio mėnesį, lyginant su praėjusiu metų sausiu, dyzelio pardavimai smuko 30 keliais procentais. Šiek tiek virš 30%. Vasarį, lyginant su praėjusiu metų vasariu, tai apie 15-16% yra pardavimų nuosmukis. Pasak Bartkaus, gera žinia ta, kad artimiausią mėnesį naftos kainos neturėtų augti. Vytautas Dumbliauskas, Vilius Tucėnas, Vilnius. Kijevo centre pagerbtas kare žuvęs lietuvis. Surengta atsisveikinimo ceremonija Ukrainos užsieniečių legiono kariui Tomui Valentėliui. Dar kovą prie Kupiansko žuvusio kario kūną iš mūšio lauko pavyko išnešti tik po mėnesio. Tuo metu rusai vėl surengė masinę antskrydį į Odesą, apšaudė Charkivą. Ukrainiečiai atsakė bepiločių ataka į raketinį dalinį, kuris paleido balistinį Skanderą į Sumų centrą. Saulius Masalskas pasakojo ir apie Trumpo pasiuntinio kalbas apie galimą Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos santykių perkrovimą bei naujų komercinių galimybių paieškas. Шановні побратими, шановні присутні. Iš Biržų kilęs ir Jungtinėje karalystėje gyvenęs 20-metis Tomas Valentėlis žuvo kare dėl Ukrainos kovo 13-ąją, vykdydamas savo pirmą kovinę užduotį Šiaurės rytų Ukrainoje Kupiansko rajone. Kadangi jo kūnas atsidūrė labai netoli rusų pozicijų, jo ilgai nepavyko išnešti, bet galiausiai surengus specialią operaciją tai pavyko padaryti. Po atsisveikinimo ir mišių Tomo pelenai bus parsiųsti į Lietuvą. Rusijos kariuomenė vis dar bando užkariauti Donecko ir Zaporižės sritis, bei toliau atakuoja Ukrainos miestus. Šiandien buvo surengtas didelis antskrydis į Odesos miestą ir uostą. Ten rusai paleido kelias dešimtis skraidančių bombų. Забігли в кімнату там, де нема вікон. Nubėgome į kambarį be langų. Turime vieną kambarį be langų, tad puolėme ten ir ačiū Dievui, likome gyvi. Tai jūsų namas? Taip, buvo. Mes turėjome namą ir mes jį turėsime. Viskas bus gerai. Atstatysime ir viskas bus gerai. Rusai vėl atakavo netoli fronto linijos esantį Chersoną. Į apšaudymą pateko ir miesto administracijos vadovas. Вітаю вас, шановні херсонці. Sveiki, gerbiami Chersono gyventojai. Šiandien nuo pat ryto pas mus vėl. Щойно був ще один приліт артилерійський. Tai buvo dar vienas artilerijos sviedinys. Patys matėte, o prieš tai kelios sklendžiančios bombos. Mažiausiai 4, nukentėjo 2 žmonės. Savo ruožtų ukrainiečiai atsakė savo koviniais bepiločiais, kurios paleido į Ivanovo srities Šujos miestą. Į 112-osios Rusijos raketinės brigados vadavietę. Būtent iš čia rusai paleido balistinę raketą Iskander M į Sumų miestą. Raketa užmušė 35 civilius, tarp jų 2 vaikus ir sužalojo apie 120 žmonių. Tokioje situacijoje vis daugiau kyla klausimų dėl Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų pasiekti susitarimą dėl taikos su Putinu. Televizijai Fox Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkofas pasakė, kad per paskutinį jo susitikimą su Putinu jam pavyko išsiaiškinti, kokie yra Kremliaus režimo lyderio reikalavimai, bet tiksliau jų nepakomentavo. Šis taikos susitarimas yra apie vadinamasias 5 teritorijas, bet yra dar daug svarbių dalykų. Tai saugumo protokolai, nestojimų į NATO 5 straipsnis. Tai labai daug su tuo susijusių detalių, tai komplikuota situacija, kurios šaknis problemose, kurios egzistuoja tarp 2 šalių. Manau, kad priartėjome prie to, kas gali būti labai svarbu pasauliui. Papildomai, manau, yra galimybė performuoti Rusijos ir Jungtinių valstijų santykius per labai įtikinančias komercinės galimybės, kurios taip pat suteiktų regionui stabilumo. Partnerystės kuria stabilumą. Witkofas nedetalizavo Amerikos komercinio bendradarbiavimo su Rusija, bet kalbėdamas apie teritorijas turbūt turėjo omenyje rusų dalinai okupuotas Donecko, Luhansko, Zaporižės ir Chersono sritis, bei aneksuotą Krymą. Ukrainos prezidentas per spaudos konferenciją su Kijeve apsilankiusiu NATO vadovu taip įvertino Witkofo komentarus. Щодо територій,
Kalbant apie teritorijas, Ukraina yra suvereni valstybė ir visos teritorijos priklauso Ukrainos valstybei. Ir tik Ukrainos žmonės gali kalbėti apie mūsų šalies teritorijas. Žinote, mums tai yra raudonos linijos - pripažinti bet kokias laikinai okupuotas teritorijas ne ukrainietiškomis, o rusiškomis. Todėl atstovai, apie kuriuos pasakėte, aptarinėja klausimus už jų kompetencijos ribų. Zelenskis matyt atkreipė dėmesį ir į tai, kad vienas artimiausių Putino bendražygių, žvalgybos vadas Sergejus Naryškinas, toliau kartoja ultimatumus Ukrainai. Kalbant apie strateginius Rusijos tikslus po konflikto užbaigimo, jie lieka tokie patys. Taikos susitarimo sąlygos be abejo reiškia nebranduolinį neutralų Ukrainos statusą, Ukrainos valstybės demilitarizaciją ir denacifikaciją. Na ir be abejonės pripažinti Rusijos suverenitetą ir jos teritorinės sienas, dabartinės teritorinės sienas. Sunku pasakyti, ar su tokiamis imperinėmis taikos susitarimo sąlygomis amerikiečiams pavyks įtikinti ukrainiečius taikytis. Saulius Masalskas. Vilniuje prieš teismą stojo 18-metis ukrainietis kaltinamas terorizmu, kad Rusijos užsakymu Vilniuje padegė prekybos centrą IKEA. Ukrainietis kaltinamas terorizmu ir neteisėtų disponavimu sprogmenimis. Pareigūnų duomenimis IKEA parduotuvėje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis sprogo, sukėlė gaisrą. Ugnis buvo suvaldyta. Sprogmuo padėtas praėjusių metų gegužės 8-ąją. Viena didžiausių Vilniaus parduotuvių norėta sudeginti rusams minint savo pergalės dieną. Bylos duomenimis išpuolį suorganizavo ir jaunuolis socialiniuose tinkluose užverbavo rusų specialiosios tarnybos. Ukrainietis sulaikytas prie Panevėžio, kai keliavo į Latviją vykdyti kito teroro akto. Dar vienas įtariamasis dėl IKEA padegimo sulaikytas Lenkijoje. IKEA reikalauja atlyginti gaisro žalą, kuris siekia 500 000 eurų. Atostogų sezonas Turkijoje įgauna pagreitį. Iš Palangos oro uosto pirmasis skrydis į populiariausią lietuvių atostogų kurortą Antaliją. Lėktuvai iš pajūrio į Turkiją kils 3 kartus per savaitę, nors iš pradžių planuotas tik vienas reisas per savaitę. Ramunė Banzienė praneša, kad šią vasarą iš Lietuvos bus galima skristi net 97 kryptimis. Į Palangos oro uostą su lagaminais skuba susiruošę skristi į Turkijoje esančią Antaliją. Šie keleiviai pirmieji išmėgins tokį skrydį. Nereikia Rygą važiuoti, nes mes iš Mažeikių esam, tai mums čia pakeliui. Kad Lietuvoje skrendom į Vilnių, ilgą kelionę gaunas. Tas pats gaunas, ar tu už kurą sumokėsi, ar tu čia sumokėsi čiut brangiau ir skrisi iš čia. Tai mums patogiau virš čia, nes mums trumpesnė kelionė ir viskas tiesiog į patogumą rėmės. Labai patogu iš čia. Atvažiavam 15 minučių iš miesto ir vietoje. Iš Palangos į Antaliją skris 220 keleivių, dauguma vakarų Lietuvos gyventojai, bet yra ir latvių, tarkim, iš Liepojos. Mes ieškojom Velykų šventėms ir skrydžio arčiau namų. Ir štai, pavyko. Pirmą kartą skrisim iš Palangos į Turkiją, o anksčiau visada skrisdavom iš Rygos. Kelionių organizatoriai tvirtina, kad Turkija yra pati patraukliausia lietuvių atostogų kryptis. Tad bilietai į pirmąjį reisą iš Palangos išparduoti dar gruodį. Pirminis mūsų planas buvo viena diena per savaitę, bet per kelias savaitės klientų poreikis buvo toks didelis, kad iššlavė pirmuosius skrydžius ir mes patrigubinome savo skrydžių programą, tai dabar skrisime 3 kartus per savaitę. Kai kurie keliautojai neslepia, kad atostogos Turkijoje jau įprotis. Ne 1, 4, 5 galbūt. Kuo taip jinai žavi? Vaikai labai nori. Viskas įskaičiuota, vaikam patinka, geras oras, todėl ir važiuojam. Turcija 20 raz. Į Turkiją 20 kartą. Kodėl? Nes ten šilta, žmonės geri, pigiai visko prisipirkt galima. Deševo kupyti možna. Kai kurie keleiviai pastebi, kad kelionės į Turkiją šiek tiek pabrango. Ne tiek skrydžiai brangsta, kiek kelionės brangsta apskritai. Tai turbūt yra pirmiausia dėl to, kad paklausa, ypatingai atostogų kelionėms visoje Europoje yra didžiulė. Kelionės brangina pati situacija šalyje. Turkija, žinote, girdėjote, kad kyla kainos ir automatiškai visi viešbučiai didina paslaugų kainos. Bet pasak kelionių organizatorių, pagal poreikį atostogos Turkijoje gali kainuoti ir 300 ir kelis tūkstančius eurų. Rugsėjį planuojami ir skrydžiai iš Palangos į Egiptą. Apie Lietuvą! Važiuojam atostogauti.
Lietuvos oro uostuose yra ir daugiau naujovių. Birželio pradžioje startuoja nauji skrydžiai iš Kauno į Peskaros oro uostą, tai jau 6 kryptis tarp Kauno ir Italijos. O iš Vilniaus oro uosto šią vasarą turėsim naujus skrydžius į Prahą, Budapeštą, Bergeno miestą Norvegijoje, taip pat Katanijos kurortą Sicilijoje, bei grįžta skrydžiai į Bilundo miestą Danijoje. Tad vasarą skrydžių krypčių iš Lietuvos bus net 97. Tiesa, žadėtų tiesioginių skrydžių į Jungtines valstijas teks palaukti. Tiesioginis skrydis už Atlanto, kas mūsų manimų būtų realu, bet ne tikrai, ne šiandien, ne rytoj. Tai realiausia data turbūt būtų tai 2, 3, 4 netgi metų perspektyva. Verslininkai norėtų, kad iš Palangos būtų galima skristi ir į Vokietiją. Ramunė Banzienė, Eimantas Kachlovas, Palanga. Tokio muziejaus Santūrioje Lietuvoje dar nebuvo. Unikali vieta Anykščiuose jau pasiruošusi muziejaus apie jausmus atsidarimui. Įkūrėjų tikslas ne šou elementai, o edukacija. Anot jų, suprantant ir mokant valdyti jausmus, galima kokybiškiau gyventi. Aušra Šiaulytė pasakoja, kad čia bus galima pamatyti ir elektrinį Anykščių šilelį ir netgi juo pagroti. Lietuviai priešingai nei pietiečiai. Jausmų paletėje santūrūs ir netokie išraiškingi, bet nauja vieta Anykščiuose pakvies jausti ryškiai, nes čia duris atverti ruošiasi Jausmų muziejus. Pažiūrėkit, kiek pas mus literatūra poteksčių, kiek yra simbolių ir visa kita, viskas yra paslėpta. Tai vėlgi lietuvis yra ganėtinai santūrus ir pagaliau klimatas yra toksai šaltesnis. Čia taip turbūt yra ne italai mes. Vieni lietuviai save laiko netgi bejausmiais arba apsiriboja vien apatiją. Tad galbūt jausmų paletę praplėsti padės įdarbintos juslės. Iš karto prelega. Iš karto tam tikri jausmai jau prisiminti. Jei liečiamų paviršių nepakaks. Dabar jūs girdite garsus iš garsadėžės. Šitoj dėžėje yra malonus garsai. Yra kitas, kuriame yra, sakytume, nemalonus. Pajausti per garsą. Tas muziejus mūsų yra, sakau, per lytėjimą, per kvapą, per vizualą ir per garsą. Pasaulį, kiek mes domėjomės, tai yra emocijų muziejai keletą. Vienas Graikijoje, Niujorke, Londone berods, o kiti, bet jie yra orientuoti labiau į tokį šou elementą, kad žmogų sukelt kažkokius tai emocijas stipres, bet mūsų muziejaus yra tikslas jausmų muziejaus kalbėti apie emocinį intelektą ir kaip mes galim patobulinti savo gyvenimą, kaip atpažinti jausmus, įvardinti jų daugiau. Jausmų muziejuje bus galima išvysti ir kvadratinį metrą Anykščių šilelio, o šis šilelis dar ir groja. Mano Anykščių šilelis truputėlį yra kitoks, jisai yra elektrinis ir labiau stimuliuoja žmonės, gal, sakyčiau, jisai suteikia žmonėm tokią atradimo jausmų, domėjimosi ar žaismingumo jaučia žmonės. Muziejus miniatiūrinis, vietos ir eksponatų nedaug, bet įkūrėjai sako, fokusas turinyje. Pašokti su žmona. Įvairūs jausmai. Aš pati esu dailės terapeutė ir kognityvinės psichoterapijos konsultantė, tai tiesiog mano galvoj nuolatos yra emocijos, jausmai. Čia yra ultravioletinė siena. Neįprasta, bet tamsa čia ne baimiai sukelti. Kada tu jautiesi saugus, kai tavęs irgi niekas nemato tavo reakcijų ir tu gali ramiai žiūrėti. Bet čia ne viskas apie ramybę ir pozityvą. Bandysit supykdyti ar kažkaip paerzint? Specialiai ne, bet jausmų muziejui visko gali atsitikti. Jis pilnas jausmų. Pyktis gali būti ir nekontroliuojamas, ar ne? Ir ką daryti, kad tas pyktis būtų toks teisingai, konstruktyviai išreiškiamas. Kiek mes dažnai pyktį suvalgom, kiek mes nuryjam nuoskaudas ir visa tai, ką mes savyje paliekam, mes nešiojamės metų metus. Nauda yra didžiausia tada, kai yra žmonės jo pravedami fasilitatoriaus arba edukatoriaus tam tikro žmogaus, kuris dirbs muziejai, tai kuris padės žmonėm, jeigu aš tiesiog ateičiau ir yra kaukės kažkokios gal, nežinau, užsidėčiau, pažiūrėčiau, įdomu, neįdomu ir išeičiau. Bet mūsų yra tikslas, kad žmonės edukuot,
kad žmonėm užduot klausimus, juos vest per šitą muziejų ir kad jie išeitų praturtėjęs žiniomis. Ir tai yra labai svarbu bet kokio amžiaus žmogui. Jausmai ir yra tie kelrodžiai, kuriuos gerai suprantant ir mokant reguliuoti, iš tikrųjų gali gyventi tą žymiai tokį tikresnį gyvenimą. Ar apsilankimas jausmų muziejuje bus tarsi apsilankimas pas psichologą ar psichoterapeutą? Ne, tai bus, žinokit, visiškai priešingai, tai bus kaip tik apie tyrinėjimą, apie savęs tyrinėjimą. Tai yra tas pats. Jo, bet ne su psichologu ir psichoterapeutu, bet čia pačiam su savimi, ne? Tas psichologas ir psichoterapeutas būsite savo patys jūs. Muziejus duris atverti planuoja gegužės antroje pusėje. Aušra Šiaulytė, Domantė Stankevičiūtė, Anykščiai. Legendiniai Grill & Fun pasiūlymai tik Lidl parduotuvėse. Grill & Fun. Atrodo skaniai. Kokia kaina, pirkly? Nuo ketvirtadienio kiaulienos sprandinės šašlykas tik 5,59. Vištienos blauzdelės česnakų ir sviesto marinate tik €1,85. O kiaulienos šonkauliai, barbekiu ir medaus marinate tik 5,29. Lidl, taip gyventi verta. Metas sofą iškeisti į sodą. Soda ledas. Augink ir auk. Maksimoje laimite, nes sutaupote džiovintiems vaisiams ir riešutams Arimex 40, Vilniaus pergalės sveriamiems saldainiams ir saldainiams dėžutėse 50% nuolaida, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 99 centai. Maksima, tai ko reikia. Skirkite savo 1,2% vaikams. Už jų pergalę gyventi. Rimanto Kaukėno paramos grupė. Pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems. Velykos prasideda Lidl. Superiniai pasiūlymai nuo ketvirtadienio. Žaliosios besėklės vynogės net 57% pigiau. Braškės net 66% pigiau. O šviežia Pekino antis tik 3,99. Lidl, taip gyventi verta. Ir kaip leistum savaitgalį, kad ir ko benorėtum, Senukose visada išsirinksi. Dabar net 50% nuolaida lauko baldams. Daugybė pasiūlymų trąšoms, sodo technikai, griliams, dviračiams bei laisvalaikio prekiams. Senukai visada išsirinksi. Eime? O štai čia, ponai ir ponios, matote legendinius šio savaitgalio sutaupimus. Džiugo sūriams 30, o biovelos vytintoms ir šaltai rūkytoms dešroms 40% nuolaida. Maksima. Eurovaistinės mažos sveikos kainos. Lojaliems klientams, veido kaukiams 40% nuolaida. Eurovaistinė. Jauskitės gerai. Sutaupę ir vaistinėse, ir internete. Čiupk Parkside ir kibk į darbus. Nuo šio ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Parkside pirkšlių rinkinys tik 8,99. Parkside akumuliatorinis gręžtuvas suktuvas tik 34,90. O Parkside veržliarakčių rinkinys tik 79,90. Lidl, tai gyventi verta. Kaimyno vėja žalesnė? Pasirūpink dabar. Žalioje stotelėje iki 40% nuolaida atrinktoms vėjų sėkloms ir trąšoms, priemonėms prieš piktžoles, laistymo ir purškimo prekiams. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Ruoštis Velykoms su Rimi verta. Šią savaitę Rimi parduotuvėse kiaulienos mentė be kaulo tik 3,29. O su mano Rimi kortele velykiniai saldumynai net iki 40% pigiau. Pirk ir rimi.lt. Vilniaus hospisas - tikri namai, kur kiekvieną dieną rūpinamasi sunkiai sergančiais vaikais ir suaugusiais. Kada jau pamačiau, kad tikrai reikia medikų pagalbos ir jau pati nebegaliu pasirūpinti. Nuolat dirba profesionalūs gydytojai, slaugytojai ir psichologai. Ši pagalba kiekvienam yra teikiama nemokamai. Ligonis jaučiasi kaip namuose. Ir jo artimieji džiaugiasi dar galėdami būti kartu. Todėl skirkite savo procentą Vilniaus hospisui ir prisiminkite tuos namus, kai jums jų reikės. Anekdotas, o ne kaina balandžio 1-28 dienomis Maksimoje. Majonezas Hellmann's Original 2,89. Su ačiū kortele sutirštintas pienas Lietuvaitė 3,29. O studentų maistas Arimex Premium 3,49. Maksima, tai ko reikia. Padarykit vietos karpačių ir sviestui su trumais. Mama, kur kolombą dėti? Ir tradicinių vaišių gerbėjams, ir naujų atradėjams. Margų skonių Velykoms. Ypatingo velykinio sortimento ieškokite parduotuvėse Maksima. Nuo gegužės 1 dienos, atsiskaitant grynaisiais pinigais, galutinė pirkinių krepšelio suma bus apvalinama iki artimiausių 0, 5 ar 10 centų į mažesnę arba didesnę pusę, priklausomai nuo paskutinio skaitmens. Daugiau informacijos www.lb.lt.
Velykos prasideda Lidl. Nuo pirmadienio Favorina pasiūlymai. Velykų zuikis tik 59 centai. O velykinių saldainių rinkinys tik 3,69. Velykos prasideda čia. Lidl. Kazino Admiral lažybos. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Intriguojantis vakarai su LNK ir didžiojo ekrano žvaigždėmis. Šiandien tylos įlanka ir nelaimingas atsitikimas apversiantis gyvenimą. Rytoj istorinė drama 13 lemtingų dienų. 22:30 per LNK. Švyturys Extra Dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. BetSafe by Betson. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aurimas Vockus ir jo žmona Sonata. Nėra ryšio ir daugiau mes nieko nežinom. Kiek dar liktų parų? Dar 3. Būtum tempęs, ar ne? Velnio neštas ir pamestas, turbūt gal taip. Nu jo, bet angelų išsaugotas. Buvai parašęs atsisveikinimo žinutę. Tai ten jau iki haliucinacijų buvo. Nu, jis labai nekaip atrodė. Buvo, kad tokių minčių, kad gali ir nerasti. Šiandien per LNK. Susikurk Velykas su Kiddy. Smagus Velykų sekmadienis su LNK. 7:30 premjera Stebuklingoji boružėlė ir juodasis katinas. 9:25 Tigro kelionė Himalajuose. 11:20 Eisas Ventūra naminių gyvūnėlių detektyvas. 13:05 komedija Naujokas. 3:30 Triušis Piteris. 7:30 muzikinė kaukė. O po jos 10 vakaro premjera Magiškasis Maikas. Paskutinis šokis. Velykų sekmadienį per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena, kito lygio Velykos. Rytoj 8 per LNK. Jūs galite užsičiaupti. Ir jos man. 30 000, kad netrauktų moteris. Sakau, dievišką energiją išvaliau. Ko nemato žiūrovai. Kas padarė scenoje Sysiu? Nusilenkimai jau eina. Čiurlena vanduo. Kaip išgelbėjo spektaklį. Man labai skubiai reikia sekso parduotuvės. Jūsų širdis plaka tik jums. Kardiolitos klinikos. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena, kito lygio Velykos. Susikurk Velykas su Kiddy. Pasiruošę? Taip, absoliučiai. Visada. Šias Velykas per LNK. Naujas nuotykių meniu ir 2 filmai apie Triušį Piterį. Sekmadienį 15:30 Triušis Piteris. O dabar tai bus. Pirmadienį 19:30 premjera. Ką? Ir aš patekau, baikit, nereikėjo. Triušis Piteris 2. Koks? Pabėgimas. Švęskite Velykas su LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Reikia dviračio? Turime. Biko.lt. Maieri Sensitive. Saugu jums, saugu aplinkai. Atpildo valanda artėja. Įkalčiai naikinami. O pats kerštingiausias planas pradeda veikti. Kas palūš, o kas atsilaikys. Meilės kaina. Darbo dienomis 11 valandą per LNK. Biokult. Tikrai sveikas, tikrai gyvas. Savaitgalio linksmybės prasideda su LNK. Aš Marmadukas beje. 9:30 Marmadukas. Gaudykas čia. 11:15 įsiverš kapų plėšikė Lara Croft. Gyvybės lopšys. Žinai, kad negaliosiu spirti linksmybėms. Puikus rytas. 13:30 duris atvers didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels. 15:40 tobulojo Klinto Eastwoodo tobulas pasaulis. Šeštadienį per LNK. Aš noriu sūnėnui paruošti staigmeną, pagaminti jam tikrų tradicinių lietuviškų cepelinų. Aš jau matau, kokia mano virtuvė bus. Lubos, sienos, visais starkiais nutaškytos, klausyk, rakmolas visur mėtysis. Man reikia meilės. Pirmadienį, ketvirtadienį, 21 valandą per LNK. Susikurk Velykas su Kiddy.
Antrąją Velykų dieną švęsk su LNK. 9:50. Kosminis krepšinis. Nauja era. 12:05. Eisas Ventura. Kai gamta šaukia. 13:55. Kelionė į Ameriką. 16:20. Nepaprastas Enzo gyvenimas. 19:30. Premjera. Triušis Piteris 2. Pabėgimas. O 21:20. Ryškiausi Holivudo veidai premjeroje. Gucci mados namai. Per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vilniaus paukštynas. Kito lygio vištiena. Kito lygio Velykos. 7bet lošimo automatai? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas privačiam darželį sužalojo 2 metų tajų? Megztinis kruvinas, kelnes kruvinas, krūvės tenais irgi visur apibėgęs sudžiuvęs. Širinskienės iškraustimas į Seimo kamurkę. Čia miegančios rožės, kurios jau irgi antrą kadenciją skaičiuoja. Karaliaus butas orgijoms. Kakadu šiandien 19:30 per LNK. Grįžtame į LNK žinias ir dabar jau pakalbėkime apie artėjančių Velykų reikalus. Kroatai į nematerialaus paveldo sąrašą įtraukė juodus margintus velykinius kiaušinius. Originaliausia, kad dabar šią seną marginimo techniką naudoja tik viena šeima visoje Kroatijoje, rodo Saulius Masalskas. Nedidelis kaimas Šiaurės Kroatijoje garsėja kaip juodųjų velykinių kiaušinių gamybos centras, nors iš tikrųjų šią techniką čia išsaugojo tik viena vienintelė šeima – bučianikai. Dabar jiems tikrai įtemptas metas – ir kiaušinius marginti, ir kitus pamokyti. Tai batik technika, kai specialiu įrankiu ant kiaušinio lukšto tepamas ištirpintas vaškas. Gana sudėtinga. Įrankio antgalis pagamintas iš varinės vielos, suformuotas į mažytį teptuką. Vaikams tai buvo šiek tiek per sudėtinga. Nusidegindavai ir pridarydavai visokių klaidų. Bet jei esi atkaklus, laikui bėgant tai tikrai įtraukia. Taip ir aš išmokau. Kaip ir pagal daugumą vaško technologijų, pirmą reikia nupiešti gėles ar kitas detalės ant šviesios spalvos. Tada piešiamas kitas šviesus sluoksnis, tiek kiek jų reikia, kol galiausiai kiaušinis nudažomas juodai. Po to lieka pakaitinti vašką ir jį nuvalyti, kad išryškėtų spalvingos detalės. Niekada anksčiau to nedariau, bet man patinka. Tai labai įdomu, bet tikrai nelengva. Tikrai reikia praktikuotis. Neretai tikrais meno kūriniais paversti juodieji velykiniai kiaušiniai virsdavo šeimyninėmis relikvijomis, taip pat ir todėl, kad jie simbolizuoja tvirtą draugystę. Velykų kiaušiniai visada buvo dovanojami. Geriausios draugės susirinkdavo ir keisdavosi velykiniais kiaušiniais. Ši tradicija visada vykdavo sekmadienį po Velykų. Net ir dalymosi tokiais kiaušiniais tradicijos yra gana originalios šiuose Kroatijos vietose. Po tokių dovanų moteris pavadina vieną kitą nuotakomis ir sesėmis. Saulius Masalskas. Atnaujintose vakaro žiniose 9:30 papasakosime apie neeilinę nelaimę Paryžiuje. Sporto klube per krioterapiją gydymo šalčių procedūrą viena moteris mirė, dar viena kritinės būklės paguldyta į ligoninę. Apie tai 9:30. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. 4 medalius Stokholme vykusiose tarptautinėse plaukimo varžybose iškovojusių šalies rinktinėje sugrįžo į Lietuvą. Švedijoje vykusios varžybos tai vienas iš rimtesnių testų prieš šios vasaros pasaulio plaukimo čempionatą. Tiesa, patį rinktinės pasirodymą treneris Paulius Povilionis vadina vidutinišku. Dar šį savaitgalį tarptautinėse Malmsten Swim Open varžybose Lietuvos plaukimo rinktinė suspindo 4 aukso medaliais. Daugiau nei 800 plaukikų iš įvairių pasaulio valstybių sutraukusiose varžybose triumfavo Rūta Meilutytė, Andrius Šidlauskas ir 2 medalius iškovojusi Kotryna Teterevkova. Ir eilinės tokios varžybos pasižiūrėti, kokioj formai esi, beje turėjom Lietuvos čempionatą praeitą savaitę, tai tiesiog įsivertinti savo formą ir toliau treniruotis ir žiūrėti, ką reikia patobulinti. 100 ir 200 metrų krūtine plaukimuose triumfavusi lietuvė įvykdė ir pastarosios rungties pasaulio čempionato normatyvą, o keliami tikslai jame paprasti. Tai kaip visada pasigerinti savo asmeninį rezultatą. Favoritės statusą moterų 50 metrų plaukime krūtine pateisinusi Rūta Meilutytė auksu pasidabino finišuodama per 30 sekundžių ir 18 šimtųjų. Toks rezultatas šiame sezone yra geriausias visame pasaulyje. Dar praėjusią savaitę ši rungtis buvo įtraukta ir į Los Andželo olimpinių žaidynių programą. Manau labai gerai, nes
labai įdomi rungtis. Tai ir sportininkam smagu ir žiūrovam, manau. Tai geriausia ir stipriausia Meilutytės rungtis. Tiesa, pati plaukikė apie olimpiadą dar negalvoja. Nežinau, žiūrėsim. Kol kas iki vasaros planai, o po to žiūrėsim. Lietuvos rinktinės treneris Paulius Povilionis plaukikų pasirodymus vertina vidutiniškai. Vidutiniškai, nes prieš savaitę turėjom, mažiau nei prieš savaitę turbūt turėjom Lietuvos čempionatą, tai čia toks kaip antras šūvis. Kai kurie plaukikai turėjo per 10 dienų 8 dienas starto. Pasaulio plaukimo čempionatas vyks Liepos 27 rugpjūčio 3 dienomis Singapūre. Dominykas Grinkevičius, Ieva Dyraitė, Kaunas. Eurolygoje prasidėjo trumpas, bet komandoms itin svarbus išlikimo kovų įkrintamųjų etapas. Nuo 7 iki 10 vietos reguliarųjį sezoną baigusios komandos siekia įrodyti savo pranašumą ir keliauti toliau. Lengviau atsikvėpti gali poziciją iškovojęs turnyro debutantas Paryžiaus klubas, vakar patiesęs Madrido Realą. Štai kiek aistringiau baigėsi kitas Müncheno Bayerno ir Belgrado Cerveno Zvezdos susitikimas. Pratęsimo dramoje triumfavo vokiečiai, bet kova ties rungtynių sirena nesibaigė. Į atlapus kibo Bayern treneris ir priešininkų komandos žaidėjas. Sulig kiekvienomis rungtynėmis Eurolygoje darosi vis karščiau. Tiesa, kitaip būti įkrintamųjų etape ir negali. Kovoja čia komandos dėl išlikimo ir galimybės tęsti kelionę čempionų titulo link. Kaip ir pridara, tokios akistatos itin aršios, o dramos čia netrūksta. Pirmieji susirėmė Müncheno Bayernas ir Belgrado Cervena Zvezda. Pirmauja raudonosios žvaigždės antrame kėlinyje 10 taškų, bet net ir tokio pranašumo čia maža. Surengė Bayernas spurtą trečiame kėlinyje, rezultatą persveria, dar ketvirtame pirmauja ir 11 taškų skirtumų, bet nuspręsti rungtynių nugalėtoje prireikia pratęsimo. Galiausiai dramatišką kovą laimi Vokietijos klubas, o aistros pradeda veržtis pro kraštus. Štai čia jau po rungtynių Nikola Kaliničius pasveikina priešininkų trenerį Gordoną Herbertą. Iš pradžių apsikeičia keliais žodžiais, tiesa vos kelios sekundės ir valdyti emocijų nebesigauna. Kimba vienas kitam į atlapus, o suvaldyti emocijų atskuba komandos draugai ir personalas. Apie kilusį konfliktą spaudos konferencijoje Herbertas šmaikščiai juokavo. Kalbėjome apie praėjusio vakaro ledo ritulio rungtynių rezultatus. Buvau nusivylęs, kad mano komanda pralaimėjo. Aptarėme prasidėsiančias ledo ritulio atkrintamąsias. Kiek lengviau gali atsikvėpti Paryžiaus klubas. Eurolygos naujokas įkrintamosiuose netikėtai 81-73 palaužė Madrido Realą ir taip užsitikrino vietą atkrintamosiuose. Ant iškritimo atbrailos atsidūręs karališkasis klubas lemiamas rungtynes dėl patekimo į atkrintamąsias sužais su Müncheno Bayernu. Ekipų akistata vyks jau šį penktadienį. Toliau apie futbolą. UEFA čempionų lygoje paaiškėjo 2 iš 4 geriausių Europos komandų. Pirmieji pusfinalį žengė Paryžiaus Saint-Germainas ir Barcelona. Abu klubai pralaimėjo atsakomasias rungtynes, bet susikrauto pirmųjų rungtynių pranašumo žengti į kitą etapą užteko. Šiandien vėlai vakare paaiškės ir likusios 2 komandos. Jomis taps Milano Intero ir Müncheno Bayern poros nugalėtojas. Kitos ekipos likimas spręsis Santiago Bernabeu stadione. Karališkasis Madrido Realas sieks panaikinti 3 įvarčių atsilikimą ir nugalėti Londono Arsenalą, o laimėtojas pusfinalyje susitiks su PSG ekipa. Pasitinkant kanonierių iššūkį, Realo strategas Karlas Ancelotis kategoriškas. Turime sužaisti rimtas rungtynes su galva, širdimi, kiaušiniais. Tikiuosi, mums pavyks. Komanda motyvuota ir besąlygiškai tam pasirengusi. Turime nepamesti galvos ir kontroliuoti rungtynes. Eljoto Zarembos vardą visas imtynių sporto pasaulis taria vis garsiau. Tituluočiausias Lietuvos vaikas tiesiog nesiliauja laimėti. 7-metis šį kartą dominavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Dalyvavo net 6 čempionatuose ir 5 kartus lipo ant podiumo. Taip tik dar labiau papildydamas rekordinę titulų kolekciją. Iš viso jų 216. Sveiki, draugai, aš ir vėl laimėjau pirmą vietą. Kas Lietuvoje geriausias jaunasis imtynininkas, klausimų tikrai nekyla. Nesižavėti Eljotu Zaremba sunku. Kas kartą žengdamas pro Vilniaus oro uosto duris, 7 sportininkas pasidabinęs medaliais. Dar šių metų sausį Eljoto kolekcija siekė 209. Prabėga vos keli mėnesiai, o jaunasis imtynininkas laimėjimų kraitį papildęs ir iškovojęs jau 216 medalių. Taip, apskritai, Eljotas yra tituluočiausias Lietuvos vaikas. Šį kartą 7-metis meistriškumą demonstravo Jungtinėse Amerikos valstijose. Ne vieną imtynių stilių įvaldė šilutiškis, sudalyvavo net 6 čempionatuose, o 5 kartus lipo ant podiumo.
tapo tiek graikų romėnų, tiek laisvųjų imtynių, tiek ir amerikiečių dar vadinamų folk style imtynių čempionų. Kol vienus motyvuoja žinomumas, amžina šlovė ir pinigai, 7-metis Eliotas kiek kuklesnis. Viskas, ko šiam sportininkui reikia, yra... Ledai tave motyvuoja? Kokie tavo ledai pats mėgstamiausia? Visi. Patirties ateities kovoms imtynininkas semėsi ne iš bet ko, o ir šansas susitikti su aukščiausio lygio kovotojais tikrai išskirtinis. Štai čia Eliotas stovi prieš UFC organizacijos čempioną Merabą Dvališvilį. Tiesa, ne tik stovi, pargriauna ant žemės, o tada gruziną priverčia pasiduoti. Eliotas Zaremba oficialiai įtrauktas ir į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausiai apdovanojimų turintis 6-metis šalyje. Sporte kol kas tiek, dabar orai, o atnaujintos vakaro žinios 9:30. Iki. 7bet lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Jei slauga pavirto simfonija, laikas Gelamirtol Forte. Gelamirtol Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nepaisant lietingo ir kiek vėsesnio šio trečiadienio, sinoptikų ištikrinti laukia ne vienas karščio rekordas. Temperatūra netrukus kils net iki 28 laipsnių. Dėl stipraus labai šilto oro srauto plūstančio nuo pat Šiaurės Afrikos Lietuvą pasieks vasariško karščio banga. Rytoj, poryt ir šeštadienį bus išmatuoti nauji aukščiausios oro temperatūros rekordai, net 3 pailiui, o dabar apie viską iš eilės. Ateinančią naktį vietomis dar trumpai gali palynoti, didžiausia tikimybė šiaurinėje ir centrinėje šalies dalyje. Naktį ir rytą kai kur galimas rūkas. Vėjas pūs pietryčių, pietų krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra laikysis tarp 6-8 laipsnių šilumos vakarinėje šalies dalyje ir 9-11 šalies pietvakariuose. Tuo tarpu rytoj dieną žymesnio lietaus sinoptikai jau neprognozuoja. Vėjas nurims, į šalį sugrįš vasariška šiluma, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Kiek gaiviau bus Kuršių nerijoje, čia laikysis apie 19-21 laipsnį šilumos. O dabar jau kelkime į atskirus šalies regionus, kad ten ketvirtadienį žada sinoptikai, pasižvalgykime. Pradėkime nuo šiaurinės dalies, kur rytoj vyraus saulėti orai ties Biržais. Kiek pavienių lengvų debesų, iš jų lietaus tikrai nesulauksime, o temperatūra pasiskirstys nuo 21 plus ties Joniškių iki 24 šilumos Šiauliuose, Kelmėje ir Panevėžyje. Šalies rytinėje dalyje rytoj taip pat vyraus giedri orai, temperatūra čia dar 1-2 laipsnių aukštesnė, 23-25 plus ir nedebesėlio pagal dabartinę prognozę. Šalies pietuose ir centrinėje dalyje sinoptikai žada dar šiltesnį ketvirtadienį, čia net ir iki 26 didesniuose miestuose gali sušilti, kiek daugiau debesų ties Druskininkais, bet lietaus jie tikrai neturėtų atnešti, 24-26 plus šioje šalies dalyje. Dar į vakarus Lietuvos nusikelkime, čia 1-2 laipsnių vėsiau ties Mažeikiai, Šilutė, atitinkamai 20-21, Klaipėdoje tas pats 21 su pavieniais debesimis, iš jų lietaus nebus, na, vietomis temperatūra kils ir iki 25 laipsnių šilumos, kaip štai Jurbarke ir Tauragėje. O dabar apie kitas 2 paras šalyje. Pradėkime nuo penktadienio. Sinoptikai kritulių neprognozuoja, pūs pietryčių 4-9 metrų per sekundę vėjas. Temperatūra penktadienio naktį bus 8-13 laipsnių šilumos, o dieną 23-28 laipsniai šilumos. Vakarinėme šalies pakraštyje kai kur kiek vėsiau bus apie 19-22 plus. Šeštadienio dieną kai kur pasirodys trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas naktį pietryčių 2-7 metrų per sekundę, dieną pūs iš pietų 5-10 metrų per sekundę stiprumu. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 21-26 laipsniai šilumos, tik vakarinėme šalies pakraštyje 1-2 laipsnių vėsiau, čia bus tarp 17-20, na dar kalbant apie Velykas, orai šiek tiek turėtų atvėsti ir panašu, kad tas dangus labiau primins štai, ką mes matom šiuo metu Laukuvoje, žvelgdami į dangų ir žiūrėdami šiuos kabančius gražius margučius. O dabar kelkime į Europos žemėlapį ir pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada kitoms šalims šiame žemyne. Stokholme ir Kopenhagoje atitinkamai 14-18 plus ir apsiniaukęs dangus. Britų salyne, pradedant Glasguvos 11 plus ir lietinga, Londone turėtų sušilti iki 16 plus, bet diena bus apsiniaukusi. Kitame Europos pakraštyje Kijeve rytoj šyla, lyginant su praėjusiomis dienomis net keletų laipsnių daugiau, iki 22 plus ir pilkas dangus.
centrinėje Europos dalyje dar 1-2 laipsnių šilčiau, čia tarp 24-27 plus Varšuvoje 25, Prahoje 26 laipsnių šilumos ir apniukė, Berlyne taip pat pilkas dangus apie 24 laipsnių šilumos. Na, o piečiau keliaujant jau turime žemesnės temperatūras, kaip ir pastaruoju metu teko įprasti. Štai Briuselėje apie 14 laipsnių šilumos apsiniaukė, Paryžiuje keliais laipsniais šilčiau apie 18 plus, Madride 1-2 laipsnių šilčiau nei pastarosiomis dienomis, čia bus apie 19 ir pilkas dangus. Romoje gali palynoti tie patys 19 laipsnių šilumos, Atėnuose gerokai šilčiau, bet saulės spindulių taip pat nedaug, apie 26 laikysis. Stambule vėsiau apie 18 laipsnių šilumos ir apsiniaukė, bet žymesnių kritulių Stambule sinoptikai rytoj neprognozuoja. Tiek apie ateinančių dienų rekordinius bent jau mūsų šaliai orus šį kartą. Gražaus ir jaukaus vakaro su LNK. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Ateina laikas, kai tenka susimokėti už visus vaikystėje suvalgytus saldumynus. Tu čia kalbė apie cukraus mokestį? Ne, Viktorija, aš čia kalbu apie plombas, kariesą ir implantaciją. Ne visada kalti saldainiai. O tai kaip, dar galima netekti dantų? Pavyzdžiui, lankant privatų darželį. Kas privačiam darželį sužalojo 2 metų tajų? Megztinis kruvinas, kelnes kruvinas, pirštai aplink jau matos kraujas, tenais irgi visur apibėgęs, sudžiuvęs, aplink burną irgi kraujas apdžiuvęs ir ant viršaus bėga šviežias kraujas. Karaliaus išmaniojo WC eksperimentas. Ir va, muziką galima pasakyti. Ir muzika groja. Širinskienės iškraustymas į Seimo kamurkę. Čia miegančios rožės, kurios jau irgi antrą kadenciją skaičiuoja. Aš kaip patyręs tėvas galiu pasakyti, kad kai tik tai išleidi vaiką į darželį, tai būtinai parsineš kokią nors kvarabą, kuri išguldo visą šeimą. Temperatūrą ar viduriavimą tai aš dar galiu ištverti, bet visų sunkiausia tai matyti sergantį vaiką. Virusai ir mikrobai dar nieko tokio, bet kai vaikas iš darželio grįžta be priekinių dantų, tada jau kriminalas. Kuris tęsiasi jau keletą metų. Klaipėdietė Akvilė Bergelienė yra mama, augina sūnelį Tajų. Berniukas lankė privatų darželį ir ten, kur turėjo būti akylai prižiūrimas, patyrė baisią traumą. Žiūriu, skambina darželį auklėtojai. Jau žiūri prieš 4, jau vis tiek galvoju, gal kažkas ir atsitiko, gal tiesiog kažką gal noriu informaciją irgi pasakyti. Aš pakėliau tą ragelį, tai irgi auklėtoja šneka labai ramiai. Tiesiog, kaip sakant, nesukelia jokio įtarimo, kad kažkas gali būti blogai. Sako, jūsų Tajus ten nuvirto, ten biškutį pakraujavo, viskas yra gerai, neverkia ir visa kita. Tai sako, ten biškelį pakraujavo iš burnos. Sakau, tai gali lūpai stikandų, tai tikriausiai stikandų į lūpą. Kaip man sakant, mane informavo ramiai, aš ramiai reagavau, apsirengiau, neskubėdama, nuvažiavau tą darželį. Tačiau darželėje išvydusi savo sūnų, Akvilė suprato, kad trauma gerokai rimtesnė, nei sakė auklėtoja. Nuvykusi darželį, atidarius grupės duris, sėdi auklėtoja, ant auklėtojos kelių sėdi mano vaikas. Megztinis kruvinas, kelnes kruvinas, pirštai aplink jau matos kraujas, tenais irgi visur apibėgęs, sudžiuvęs, aplink burną irgi kraujas apdžiuvęs ir ant viršaus bėga šviežias kraujas. Aš iškart pripuoliau žiūrėti, kas yra, iš kur ten kraujavimas, pakėliau tą viršutinę lūpą, žiūriu, 2 priekinių dantų nebėra. Viskas tiesiog pačiai toksai kaip šokas, atsitraukiu tiesiog. Ir tada klausiu, kodėl jūs mane informavot blogai, kad ta prasme vaikas neturi priekinių dantų, kodėl jūs, sakau, nežiūrėjot, jinai tyliai nieko nesako. Aš tiesiog tada automatiškai pasiėmiau tą vaiką ant rankų, jinai atsistojo, pasižiūrėjo taip į mane ir nuėjo, kaip sakant, grupiai žaislus tvarkytis. Akvilė pati į darželį iškvietė greitąją pagalbą. O mažukai yra lūžęs žandikaulis, ar ten išnarintas ir visa kita, nes smūgis turėjo būti, kad 2 dantis, kaip sakant, išmuš, mes dieną manėm, kad išmušo, turėjo būti smūgis. Įsikvietėm tą greitąją, tai irgi aš ten prie durų tenais vaikščiau ir prie durų, ir prie lango, tiesiog man pačiai toksai buvo kaip šokas, ką toliau daryti, kas tam vaikui, vis tiek tu perteiki to vaiko tą skausmą. Sulaukėme visos greituosios, atvažiavo greitoji, vaikas iškart džiuojas ir rodo ten.
Nes jam skauda, ar ne, turbūt? Bet tuo momentu jam nieko, net, kaip sakant, neskaudėjo, nes jisai buvo šoko būsenai. Nes kai aš jį atvažiavau pasimti, jis įsidėjo toksai visas sustingęs, akis didžiulės, tokias stiklinės. Tu žiūri, ta prasme, tu matai kaip ne savo vaiką. Kažkas ne to grinai. Nuvykus į ligoninę, Akvilės sūnus buvo apžiūrėtas medikų. Jie patarė, kaip įmanoma greičiau vykti pas stomatologus. Žandikaulio chirurgas pažiūrėjo, sako, viskas yra gerai. Tiesiog sekančią dieną būtinai kreipkitės pas stomatologus, pasidarykit rentgeną, nes jie yra likusios šaknis, jas reikia traukti lauk. Dėl dantukų, žodžiu, net priekį. Jo, nes, yra likusios šaknis, kad negausi nusikėti ten uždegimai, infekcijos ir visa kita. Tai mes taip ir padarėm, dar aš tą patį vakarą spėjausi registruoti. Tai irgi mano vyras dar dirbo užsienyje, parvažiavom namo, aš irgi tokia, visą tokia drebanti, ta prasme, man kažkoks pačiai toksai buvo kaip ir šokas, ta prasme, ką daryti, kaip kas. Kitą rytą vizito pas stomatologą metu Akvilė išgirdo baisią diagnozę. Padarėm rentgeno nuotrauką ir pasirodo, tie dantys yra viduje. Vaizdžiai jų net nesimatė, bet jie buvo ant tiek sustumti į vidų, kad tiesiog buvo 2 didžiausias skylės. O jų vaizdžiai net nesimatė, tik rentgeno būdu mes pamatėm, kad tie dantys yra viduje. Tai tiesiog buvom visi, kaip sakant, šoke, nes stomatologams irgi, jie irgi gal porą metų jau dirba, kaip sakant, jie dar su tokia situacija, kad nebuvo susidūrę. Vos 2,5 metų Akvilės sūnaus laukė ilgas gydymas, bet mamą labiausiai sukrėtė darželio darbuotojų abejingumas. Nuo pat pirmos dienos jie iš vis nieko neskambino, nieko neklausė, aš pati, kaip sakant, įkyriai skambinėjau, klausiu, kas mano vaikui atsitiko. Tai stovėjimo būdu mano vaikas stovėjo, kitas vaikas su pečiu stovėdamas pastūmė ir jis tikrai tai plasmasinį žaislą. Tiesiog aš, kaip sakant, aš pati turėjau